Tai yra knyga, kur daugiau yra rašoma apie laikrodžio balsą. Taip, nes tai laikrodžiai pirmiausia prabilo iš aukštų bokštų. Tai reiškia, užkopus į aukštą bokštą, ten grasime varpus ir senovišką, surūdijusį laikrodžio mechanizmą. Tai šita knyga daugiau paveldosaugininkams skirta. Ir visai nesenai Nacionalinis muziejus išleido štai tokią gražią spalvotą knygą, kuri yra skirta jau plačiai visuomeniai. Tai čia ir apie laiką nuo pat laiko sąvokos užuomazgos, kuri nebejotinai buvo akmens amžiuje ir einant iki pačio naujausių požiūrių į laiką. Tai šitos dvi knygos ir inspiravo mane pakalbėti šiandien apie laiką, betgi nesinori kalbėti tai, kas tuose knygose parašyta. O pasirodo, kad ne viskas tilpo į šitas knygas, todėl suradau tokią galimybę su jumis pabendrauti ir papasakot, kasgi man neduoda ramybės dar. Ar dar reikės trečią rašyti apie laiką, ar reiškia kažkaip kitaip. Kadangi mes pasiekėm jau vasarvidį ir saulutė pradeda sugrįžti, tai visada kyla klausimas su jaunimu kalbant, o iš kurgi grįžta ta saulutė? Saulutė grįžta nuo mitinio dangaus kalno, į kurį užkopė padedama žirgų ašvienių, taip senos sakmės pasakoja mums. Ir todėl atrodytų, kad laikas sugrįžta ir laikas vis sukasi. Taip senovės žemdirbių kultūrose buvo įsivaizduojama, kad laikas vis spirale sugrįžta ir sugrįžta, nors žmogus kiekvieną sugrįžimą vis pasitinka šiek tiek kitoks, vis išmintingesnis, daugiau patirties sukaupęs. Tai vadinama ciklinė laiko samprata. O kai pasaulyje didesnėje jo dalyje įsigalėjo krikščionybė, tada buvo, reiškia, patikslinta šitą laiko sąvoką ir pasakyta, kad laikas turi pradžią, tai Dievo sukūrimo aktas, ir turi pabaigą, tai apokalipsė, kur paskutinis teismas, angelai mus pašauks į tą paskutinį teismą ir laikas baigsis. Moksliškai šitą tokią laiko krikščionišką sampratą patikslino didysis Niutonas. Aš jau čia kalbėsiu kaip fizikas, nes Niutonas pasakė, kad laikrodis, visata mūsų yra laikrodis, kurį Dievas užsuko. Ir dabar jis tiksi ir eina visą laiką vienodu tempu. Ar buvo teisus Niutonas? Tam tikra prasme taip, bet 20 amžiaus pradžioj Einšteinas atrado, kad labai tolimuose žvaigždėse, ten kažkur tai aukštai labai ir labai giliai materijos atomo struktūrose, laikas gali eiti kitaip. Jis gali paskubėti ne ten, kur reikia paskubėti, o reikia paskubėti ten, kur materija juda labai greitai. Ir dar atsirado kitokių, reiškia, problemų su laiku. Štai vienas toks fizikas Nerdstas pasakė, kadgi karšti kūnai spinduliuoja šviesą ir atvėsta visą laiką. Kaip bus po daug metų, kaip su visata bus, ar nenumirsi, kada įsilygins visur temperatūra. Vėl buvo didelė problema, kurią įsprendė toks belgų fizikas Ilja Prigožinas. Čia pavardės labai atsitiktinai sutampa. Tik tai, ir jis sukūrė sinergetikos tokią sąvoką ir paaiškino, kad kai kuriuose visatose vietose užgimsta naujos žvaigždės ir visata vėl toliau savo raidą gali plėsti. Dabar fizikai vėl pastebėjo tokį įdomų dalyką, kad sako, visata turėtų po didžiojo sprogimo,
kuris buvo prieš 13 milijardų metų, jau tas plėtimasis galbūt sustot šiek tiek, bet ne, pasirodo, jis vyksta greitėjantis. Ir paaiškėjo, kad dalies visatos mes nematom, kad yra juodoji energija ir juodoji medžiaga. Ir dėja, labai apie ją nedaug galim žinot, kadangi ji nespinduliuoja tų spindulių, kuriuos mes mokam atpažinti. Taigi dabar vėl apie laiką galvojama iš naujo. Tai fizika. Jeigu nenugazdinau aš su tojais užuominom apie fizikų rūpesčius, tai kitas dalykas, kad visada laiko matavimas buvo susijęs su menu. Štai šalia manęs tiksi magiškas laikrodis. Magiškas jis todėl, kad atrodytų švytuoklė švytuoja, o kas ją varo? Tarsi savaime jį pati švytuoja. Na, dabar aš neduosiu jai ilgai tiksėt, kad netrukdytų mūsų pokalbiui, bet skaidrėse aš norėsiu parodyti, kad laiko matavimas tai buvo nuolatinė kova su laiko tėkme. Žmogus nori šiek tiek prisipratinti, prisijaukintą laiką, kad suspėtų savo darbus visus padaryti, kad galėtų jis reiškia ir atminimą kažkokį apie save palikti. Juk mūsų dienoraščiai, mūsų knygos, tai taip pat yra kova su laiku. Betgi laikrodis labai ir padėjo savaime toje kovoje. Jis išmokė žmogų dienotvarkę susidaryti ir daug daugiau suspėt padaryti, negu buvo iki laikrodžio išradimo. Taigi, dabar į pirmą skaidrę norėsiu jūsų dėmesį atkreipti. Jeigu galim pirmą skaidrę įsijungti. Tai mano tą įvadą girdėdami apie sakmes, pasižiūrėję lietuviškus piliakalnius, galime ausį pridėję 12 valandą sekmadienį išgirsti varpus skambant. Tai pasakoja sakmės. Tai pražuvę mūsų protėvių miestai, jų pastatytos bažnyčios ir tas aidas iš praeities gilios ataidintis, tai yra mūsų ryšys, mūsų istorija. Ir čia vienas iš pačių seniausių Lietuvos varpų šalia. Toliau priminsiu, kad varpai atsirado pasaulyje, Europoje, dar štai va tais metais, kada Italijoje gyveno vyskupas Poncijus Meronijus Paulinas ir kartą lankydamas savo parapijos ten bažnyčias jis Alpių pievoje atsisėdo pailsėti ir prisnūdo. Ir per sapną jam prisisapnavo dangiškės muzikos garsai, kažkokie nepaprastai prakilnūs garsai nuskambėjo. Ir kai jis pramerkė akis, tai pamatė, kad šalia jo vėjas linguoja šitą visiems pažįstamą pievos gėlytę, kurią taip ir vadinam varpeliu. Tai suprato, kad būtent tokios formos bronzos išlieti varpai bus patys skambiausi. Ir pradėjo juos liet, matot, jau labai anksti Europoje. Ir palaipsniui varpai tapo liturgijos tokiu būtinu priedu, kuris visą laiką lydėdavo ir istorinius įvykius. Kitoj skaidriai mes pamatysime, kaip jie naudojami. Bendruomeniai sušaukti. Taip kaip mes dabar nelabai vykusiai šiandien susirinkome pasiklausyti paskaitos apie laiką, tai varpų skambesys, reiškia, būdavo ir žiniai, ir maldai. 3 kartus per dieną Viešpaties angelo varpai pakviesdavo maldą sukalbėti, o šiaip varpai duodavo žinią įvairiems atvejams, ar priešui užpuolus, ar kokiai džiugiai bendruomenės šventijai, ar vestuvėm, ar dvasiškių ingresui. Viskam praversdavo tas varpas. Bet varpas ne visada skamba
kada jis norėjęs. Ypatingi tie atvejai. Ir žiūrėkime toliau, kokie tie ypatingi atvejai ir kaip juos padalino. Varpo konotacija yra taip giliai mums į sąmonę įėjusi, kad net štai Kudirka, keldamas lietuvių tautą atgimimui, savo dienraštį pavadino varpu su obalsiu: kelkite, kelkite. Todėl tas obalsis išliko per mūsų tas ir sunkiasias istorijos įvykių peripetijas. Laisvės varpas tai buvo ir partizanų leidžiamas leidinukas, ir Sibiro tremtyje, ir žeminėse, o centre matot sušaudytą varpą, kuris simbolizuoja 20 amžiaus mūsų valstybės labai sunkias dienas. Toliau mes pamatysime tokią įdomybę. Laisvės varpas, kuris buvo nulietas 19 metais, yra tretysis pasaulyje ir pirmasis Europoje. Ir mes dažnai girdime tą obalsį, kuris įrašytas yra: o skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas tas, kas negina jos. Ir jam atliepia tas tūkstantmečio varpas, kurį taip pat lietuvių išeivijoje buvo surinktos lėšos kuriam. Ir turime tos du ypatingus varpus, kurie, aš manau, suskambės tada, kada mums tikrai reikės visiems susitelkti. Keliaukim, taupydami laiką. Ir nebejotinai, kad tie varpininkai, kurie skambindavo varpu, pasižiūrėdavo pirmiausia į Saulės laikrodį. Štai viršutinėje skaidrės daly prieš 10 metų Egipte surastas pats seniausias pasaulio laikrodis, Saulės laikrodis. Jam yra 3000 metų. Ir kažkada tai turbūt Cheopso piramidės statytojams jis rodydavo pertraukėlės, kada galima vandens atsigerti nuo alinančios dykumų saulės, šiek tiek atsikvėpti ir vėl toliau grįžti prie sunkių darbų. O štai kiti du, tai yra mūsų laikrodžiai, ir ypatingai toks įdomus, daugybę skalių turintis yra tas geltoname fone išpieštas laikrodis, nes jame yra daug astronominės informacijos. Ir nebejotinai jis yra turbūt išmoktas konstruoti Vilniaus universitete. Astronominės žinios čia rado tokį savo praktinį pritaikymą. Ir netaip senai ant Valdovų rūmų atsiradęs dekoratyvinis toks renesansinės manieros laikrodukas su paukščio šešėliu, žinoma ir saulės šešėliu, kuris skelbia lotyniškai, kad saulė visada tebūnie Lietuvos širdį. Įdomu, kad saulės laikrodis yra pats seniausias instrumentas, mokslinis instrumentas, kurį žmonija sugalvojo. Kita vertus, jis neprarado savo vertės ir iki mūsų dienų. Ogi pasirodo, kad kosminėse kelionėse, ar tai į Marsą būtų, ar į Mėnulį, saulės laikrodis taip pat praverčia. Jo yra orientuojamos antenos ir siunčiančios radio signalus į Žemę, nes tiek Mėnulis, tiek Marsas turi labai silpną magnetinį lauką. Ir kompasų naudotis ten nėra prasmės. Keliaukim per saulės laikrodį iki mūsų pajūrio. Štai pats didžiausias Baltijos jūros regiono saulės laikrodis. Nebejoju, kad daugelis matėte. Jis pastatytas yra Nidoj ir simbolizuoja ten stichijų dermę.
vėjo, saulės, vandens, viskas ten susilieja, keliaujantis smėlis, užpusto tos pakopėlės, kuriomis keliauja ir šešėlis saulės. Na, šis laikrodis yra įrengtos idealioj saulės laikrodžiui vietoje, nes jis mato, kaip saulutė iš marių pateka ir mato, kaip saulutė į jūrą nusileidžia. Labai gera per atostogas gyventi saulės laiku, tikruoju laiku. Tai mūsų patinka organizmui ir tam faktui, kad mes esam gamtos dalis. Keliaukim. Ir štai mano paminėti du objektai. Vienas su technikos istorija susijęs yra varpas, o beje tokia pat technologija buvo liejamos ir patrankos. Ir čia pat jau atsiranda mechaninis laikrodis 13 amžiaus pabaigoje, iš daugelio miestų Europoje pradėjęs išdidžiai žiūrėti viduramžių snuduringą gyvenimą. Tai buvo toks labai stiprus postūmis, kad technologijos, ypač vakarų civilizacijoje, ėmė įgauti pagreitį, ėmė raida jų paspartėti smarkiai. Ir rezultatus toj pamatysime. Bokštuose tie laikrodžiai atsirado, sekančiai skaidrėj mes pamatysim, kaip jie atrodė viduramžiais. Štai vienas iš jų kūrėjas vienuolis Zeinijus, atidėjęs ant stalo saulės laikrodžius, galvoja, kaip patobulinti mechaninį laikrodį. Ir įkvėpimą jam švenčiausia mergelė Marija duoda, atvertusi šventąjį raštą. Ir tas įkvėpimas tikrai buvo labai, labai stiprus, labai kūrybingas, nes laikrodžiai, kiekvienas vis technikos raidos etapas vis buvo susijęs su laikrodžio tobulinimu. Ir dažniausia laikrodis pirmaudavo. Tai yra iliustracija iš vienos viduramžių knygos, o toliau mes pamatysime, kaip jie atrodė iš tikrųjų. Prieš jūs ir metai, ir to laikrodžio šeimininkas, Žygimantas Senasis, kuris savo žmonai, Bonai Sforcai, šitą laikroduką padovanojo. Bugnelio formos, jie vadinami būdavo arba bugneliais, arba kokliniais laikrodukais. Ir dar rodydavo ne tik tai valandas, minutės nerūpėjo dar viduramžiais, bet rodė, kaip saulė per zodiaką keliauja ir kokios yra mėnulio fazės. O kad jis teisingai rodytų, tai štai išradėjas, jo vardą žinom, tai Jokūbas Čekas, įdėjo čia tokį patobulinimą, kuris vadinasi sraigė, išlyginanti spyruoklės įtempimą, kad spyruoklės įtempimas visą laiką, kol spyruoklė įsisukinėja, būtų vienodas. Ir pirmą kartą toks patobulinimas atsirado laikrodyje, kuris tiksėjo Vilniuje valdovų rūmuose. Ant ir viršaus, ir šonuose yra išgraviruoti 3 herbai. Vienas iš jų Lenkų erelis, kitas Lietuvos vytis ir trečias Bonos Sforcos. Yra herbas vaizduojantis tokį slibinuką. Galit paklausti, ar valdovų rūmuose galim pamatyti šį laikrodį šiandien? Deja. Tam reikės važiuoti į Londoną ir prašytis, kad karališkoji antikvarų draugija parodytų jį. Deja, Lietuva buvo kryžkelėje tarp daugelio pasaulio įvykių. Todėl, bet valdovų rūmai ne vieną laikrodį turi ir pritinkantį
valdovų buveiniai. Žvilgtelkim sekančioje skaidrėje. Ir tikrai pamatysime mūsų Vilniaus meistrų šedevriukus. Štai šis keturkampis ir tas šešiakampis, taip yra Vilniaus meistrų Jokūbo Gerkės ir Johano Klasino 16 amžiaus viduryje šedevriukai. Betgi dar tai labai reti dalykai buvo tie laikrodžiai tuo metu. Todėl langeliai šone padaryti, kad žmogus pasižiūrėtų, ar ten kokia piktoji dvasia neslypi, pasislėpusi, ne į tos ratukus suka, kurie verčia mus skubėti nuo vieno darbo prie kito. O štai šitame bokštelyje tai ne tik Saulės kelionė dangaus sferoje, vadinama ekliptika, bet ir kai kurių planetų judesiai yra sudėta viskas. Tai Niurnbergo meistrų darbai reprezentuojami štai va tokiu šedevru. Bet lietuvių meistrai taip pat nenusileido ir pirmiausia dirbantis tie valdovams, valdovų rūmuose, dirbantis, tikrai galėjo konkuruoti su savo kolegomis iš kitų Europos kraštų, juolab, kad tais laikais būdavo tokia tradicija keistis pameistreis. Vieni pameistriai važiuodavo, kad ir į Vilnių, kiti, sakykime, į Čekiją, Krokuvą ir dar kur nors ir toliau. Keliaukime per laikrodžių grožybės. O štai įdomumo dėliai vieno laikrodžio ta tarsi nematoma pusė. Bet iš tikrųjų smalsuolis būtinai pasižiūrės, kas ten viduj. Kaip mes vaikystėje visada norėdom išardyti kokį laikroduką. Tai laikrodininkas kiekvieną netgi tvirtinimo detalę ornamentuodavo, kad galima būtų pasigrožėti ir kartu pamatyti meistro įrašytą vardą ir pavardę Johanas Šereris Vilniuje. Toliau. Šiaip jau meistrai Vilniuje gana anksti, susivienijo ir sukūrė savo bendriją, kuri senovėje buvo vadinama cechais. Cechas tai nebuvo ta patalpa, kur dirbama, bet ta patalpa, kur būdavo laikoma karališkoji privilegija, laikrodininkų cecho knyga. Ir ne tik laikrodininkų, kiekvienas amatas turėjo po tokį namą Vilniuje ir tame name vykdavo susirinkimai, visų reikalų aptarimai. Taip 16-17 šimtmetį tokių cechų Vilniuje buvo per 50. Amatininkai tai buvo tikrieji Vilniaus miestelėnai. Jie turėjo daug privilegijų, galėjo uždrausti atvežti iš kitų šalių jų gaminius, tokius, kokie jie gamina. Gamina ir tos gaminius pardavinėti Vilniaus mugėse. Jie turėjo teisę neleisti daryti, bet turėjo ir prievolių. Ir svarbiausia iš jų buvo ginti Vilnių užpuolimo metu. Kiekvienas cechas turėjo sienos tokį tarpsnį apginti. Kiekvienas amatininkas žinojo, kurioje šaudymo angoje turi būti jo šaudyklė ar lankas ir kartu jis turėjo turėti ir šarvus ir būti pasiruošęs. Tai gynyba praeitą apmokymus, tai buvo labai tokia įdomi viduramžių organizacija. Na ir toliau pavartysime šitą knygą per jų darbus. Verskime toliau. Kaip atrodė tie susirinkimai amatininkų? Štai. Kuo amatas sudėtingesnis, to tie amatininkai garbingesni. Čia metinis susirinkimas, kada yra atverta skrinelė su karaliaus privilegija. Tada visi pasipuošę čia susėda už stalo pagal įrašymo į cechą eilę. Centre seniūnas yra cecho,
O štai naujokas pameistrys, kuris labai norėtų būti meistru, bet jis turės padaryti šedevriuką ir įrodyti, kad jau šitose užsienio kelionėse išmoko. Keliaukim iš viduramžių į 17 šimtmetį. 17 šimtmečio viduryje jau didieji fizikai ėmėsi tobulinti laikrodį, nes paaiškėjo, kad toks laikrodis, koks atėjo iki jų gyvenimo metų, jau nebepatenkina. Jau daugeliu ir astronomams reikia tikslesnio. Ir kai kurioms mašinoms veikiant, reiškia, jau reikalinga tobulesnė technika. Ir tiek Galilėjus, tiek Heigensas buvo tie pirmieji, kurie sugalvoja švytuoklę laikrodžiui prikabinti. Taip kaip tas mano laikrodukas, kuris šalia manęs stovi ir švytuoja, taip šitie didieji fizikai labai teisingai galvojo, nes švytuokliniai laikrodžiai iki šiol yra naudojami. Bet pasirodo, kad jie nebuvo taip jau visai vienišiai. Tiek Galilėjus, tiek Heigensas turėjo konkurentų. Ir vienas iš jų, sekančioj skaidrėje, pamatysime tokį jau senyvam amžiuje, Kochanskį, Vilniaus universiteto auklėtinį, kuris labai kuklus žmogus būdamas, daug labai buvo gerų sumanimų turėjo, o čia jo brėžiniai yra, kaip laikrodžiui pritaikyta švytuoklė, kokia turi būti jungiamoji detalė, bet ne savo vardu jis tiesiog šitos brėžinius įdėjo į savo draugo Kasparo Šoto knygą ir taip liko ne taip labai ir žinomas kaip didelis išradėjas. Nors jo, reiškia, mintis, gal, sakyčiau, buvo plačiau apimanti net negu, reiškia, Heigenso, kuris tik vieną variantą turėjo laikrodžio su švytuoklė. O Kochanskis net 8 buvo. Čia matome tik tai vieną brėžinio pusę. Bet už tai dar Kochanskis Vilonovo dvare, čia netoli Varšuvos, ten Saulės laikrodį konstravo kartu su astronomu Hevelijum. Labai patarčiau, jeigu važiuojat link Varšuvos, užsukti tą karališką dvarą, nes puikus rūmai, puikus parkas ir mūsų kartu tėvynainio yra toks paveldo dalykas. Toliau. Na ir vokiečių miestą Nürnbergą aš jau paminėjau. Jo amatininkai turbūt 16 šimtmetį buvo patys talentingiausi. Ir vienam iš jų, Peteriui Henleinui, yra pastatytas paminklas. Išimtinis atvejis, kad ne kokiam karvedžiui, ne kokiam žymiam rašytojui ar dailininkui, bet paprastam amatininkui, sakytumėm, paminklas. Už ką? Už tai, kad 16 amžiaus pačioj pradžioj jis sukūrė Nürnbergo kiaušinį. Tas kiaušinis tai buvo pirmas nešiojamas laikrodis. Tuo pačiu aš galiu pasakyti, kad štai ant mano rankos, jeigu pastebėjo, dar rankinis laikrodis yra, aš vienas iš paskutiniųjų iš savo draugų rato, kuris dar nešioja rankinį laikrodį. Atsiradus išmaniesiems telefonams, jau rankinių laikrodžių era baigėsi. Dar viena proga pašnekėti apie laiką. Bet matote, tie Nürnbergo kiaušiniai netokie ir maži buvo, o dargi žmonės tuomet kišenių neturėjo. Tai eidavo ponas į kokį susitikimą, o paskui jį tarnas ir neždavo rankose tą laikrodį. Labai reikėjo laikrodžio Vilniaus rotušei, kurį turbūt jau atsirado 14 šimtmečio besibaigiant amžiui. Ir štai matome senovišką Vilniaus rotušės pastatą, kuriame gerai įsižiūrėjus galima pamatyti ir
yra apskrita tą didelį laikrodį ir šalia ant sienos esantį saulės laikrodį, dar ir tokį balkonėlį, kur per šventes grodavo muzikantai. Labai įdomi šios akvarelės detalė yra šitas juodas tulpas. Tai Gėdos tulpas, prie kurio būdavo baudžiami nusikaltėliai. Labai jo man trūksta šiais laikais, nes Vilniui nusikaltimų, ypač jo senamiesčiui, tikrai netrūksta. Betgi, kodėl šiandien yra nebyli mūsų rotušė? Nei varpai, nei šios aukštybių neskamba, nei nėra kur pasimatymą paskirti rotušės aikštėje. Laikrodžio nėra. Vienintelis toks pastatas, labai svarbu savo funkciją, bet vienintelis Europoje neturintis laikrodžio. Sekančiai skaidriai pamatysim, kur dingo šitas laikrodis. Ogi jis buvo perkeltas į Švento Kazimiero bokštą. Štai čia. Bet 19 šimtmetį Švento Kazimiero bažnyčia buvo perstatyta, pavertus ją cerkvę. Ir tų aukštų bokštelių priekinių nebeliko. Jie buvo tokiais cerkvės kupolais paversti. Tada mūsų garsusis klasicizmo architektas Laurynas Gucevičius suprojektavo naują rotušės bokštą, nes tas senasis bokštas pasviro ir atsirado pavojus, kad jis grius. Ir numatė labai įspūdingą laikrodžio bokštą. Štai karalius rodo skeptru, kaip reikia laiką taupyti. Ir po jo kojomis didžiulis ciferblatas ir ten tas toks bokštas aukštas, kad matytųsi ten nuo katedros turbūt aikštės. Ir impozantiškas rotušės pastatas, visas su kolonada, ne tik priekyje, bet ir šonuose buvo suprojektuotas, pradėtas statyti. Bet čia 18 amžiaus pabaiga ir Lietuva tampa nebepriklausoma, o Rusijos imperijos dalimi. Rusams jokios savivaldos nereikia, nes rotušė ir jos laikrodis būdavo simbolis, kalbantis apie tai, kad kiekvienas miestas gali gyventi ir savo laiku, ir savo papročiais. Todėl rotušės buvo projektas staigiai sumažintas, tas bokštas nepastatytas, kolonada neišmūryta, o tas pastatas paverstas, kiek jau buvo jo pastatyta, tapo miesto teatru. Tokia liūdnoka mūsų istorija. Štai, o galėjo būti štai amatininkų toks surestas sudėtingas mechanizmas, kokį turi dabar 3 Vilniaus senamiesčio bokštai. Tuoj mes juos pamatysime. Sekančiai skaidrėje pažvelgsime į dabar patį pagrindinį ne tik Vilniaus, bet ir visos Lietuvos laikrodį, nes jis radio bangomis vidurnaktį ir vidurdienį paskelbia. Bet atkreipkite dėmesį, jis te turi tik vieną ranką ir tą pačią papuoštą mėnuliu, nes kažkada senoviai Lietuvoje laikas buvo ilgesniais tokiais tarpsniais skaičiuojamas pagal mėnulio fazes. O štai laikrodžio balsas, garsaus mūsų meistro Delamarso varpas, kuris tikrai nuostabus 16 šimtmečio, atsiprašau, 17 vidurio šimtmečio laiku nuliedavo čia toj liejykloj, kurį šiandien vadiname Puškarne, tai Vilnelės slėnis. Paskui vėliau rusai tą liejyklą įkėlė į Vilniaus senamiestį ir taip atsirado Vilniuje Liejyklos gatvė, kurią turbūt dažnai tenka eiti. Ir pagrindinis laikrodis va taip
jo mechanizmas sekančiai skaidriai tiksi jau nuo 1673 metų. Truputį aš pagražinau pasakydamas tiksi, nes senasis mechanizmas dabar į pensiją išleistas. Ta rodiklė viena suka elektroniką. Bet šitas garbusis mechanizmas yra mūsų tiesiog technikos istorijos paminklas, rodantis, kad mūsų meistrai gebėjo padaryti. Nukalt labai sudėtingą ir labai ilgai tarnystę einantį mechanizmą. Keliaukim toliau. Štai ant išganytojo kalvos misionierių bažnyčia. Bažnyčia iš tuos išlakius Glaubico suprojektuotus bokštus puošia didžiuliai ciferblatai. Ilgą laiką paveldosaugininkai sakė, nieko tose bokštuose nebeliko. Viską ten išnešiojo, išdraskė visokie perėjūnai. O visai nesenai, kadangi tie bokštai pradėti restauruoti, buvo pastatyti čia aplinkui pastoliai, nes laiptai vidiniai jau seniausia supuvo, jie buvo mediniai. Ir kai tas pastoliais su restauratoriais užlipom į pat viršų, pasirodė, kad senasis mechanizmas tebėra ir visai dar neblogam stovi, visi ratukai savo vietoj, tik tai svarščiai neatlaikė laiko naštos ir nutrūko. Tai buvo prieš porą metų tokia nemaža sensacija atrast trečiąjį mechanizmą. O kur antrasis, paklausit? Nagi Petro ir Povilo bažnyčiai. Jis buvo irgi dar netaip senai einantis, kol jo neokupavo balandžiai. Toliau žvelkim. Vilnius kažkada turėjo labai tikslų laiką. Tuo rūpinosi astronomai, nes pačiam senamiesty yra senoji observatorija. Ir štai jo statytojas jau buvo numatęs laikrodžiai bokštą, kur būtinai štai čia laikrodžio ciferblatas turėjo būti statytas. Ne visai taip išėjo, ne visai jo svajonės, čia Tomas Žebrauskas, vienas garsiausių mūsų profesorių, ir astronomas, ir fizikas, ir architektas dar. Bet šitame bokšte buvo kažkada įrengtas net labai modernus Edinburge nupirktas elektrinis laikrodis, sujungtas su astronominiu. Astronominį sekančiai skaidriai matysime. Štai, tai yra retenybė. 1768 metais anglų garsiausio astronominių laikrodžių meistro pagamintas. Astronominiai laikrodžiai turi savo paslapčių. Jie turi garsiai tiksėti, nes astronomai matuoja užtemimus ir kitokias ypatybės dangaus kūnų judėjime tamsoje visoje. Todėl gerai, kai tiksi ir sekundės skaičiuoja. Ir XIX amžiaus vidury, šalia Gedimino pilies, ant Gedimino kalno stovėjo patranka, kuri lygiai vidurdienį iššaudavo ir labai tiksliai tai pataikydavo per vidurdienį, nes vienas iš kareivių per seną tokį teleskopą žiūrėdavo į observatorijos bokštelį ir matydavo, kai ten elektrinis tas laikrodis rodiklės abi jau sutapo ties 12 skaičiumi. Tai tokia buvo Vilniaus ypatybė. Beje, Edinburge ir šiandien ta tradicija yra išlaikyta. Verskim puslapį toliau. Na ir dar parodysiu nesenai restauratorių rastą įdomybę, kad ant Vilniaus universiteto istorijos fakulteto sienos remonto metu restauratoriai atrado net 3 saulės laikrodžius. 18, o gal ir 17 amžius. Labai įdomu, kad ten sužymėtos ne tokios valandos, kaip dabar mes naudojam, bet jos
nuo saulėlydžio. Vienas laikrodis skaičiuoja tas valandas ir rodo maldoms reikalingas valandas, jos vadinamos kanoninėmis. Veikim toliau. Dabar jau į kelionę po kitus miestus pasidaryti. Jeigu mūsų rotušė nuskriausta neturi laikrodžio, tai Kauno bokšte iš lakiosios gulbės, baltosios gulbės pastate laikrodis tebėra. Ir labai garsiai praneša valandas, net sako, anoj pusėje Nemuno girdisi, nes turi didžiulį varpą, kuris buvo gautas mainais už tai, kad rusai per Pirmą pasaulinį karą beveik visus Lietuvos varpus įsivežė. O po Rusijos revoliucijos ten buvo griaunamos cerkvės ir patys gražiausi varpai niekam nebuvo reikalingi. Kaunas dar Kauno muziejuje turi ypatingą miesto džiugesį. Pažiūrėkime sekančiai skaidriai. Tai Korilionas, kuris jau 37 metais skambindavo smagias melodijas. Ir kompozitoriai Kuprevičiai, tėvas ir sūnus, labai mielai pagrodavo. Taip pat turi didžiulį laikrodį, turi ir netgi automatinį tokį įrenginį, kuris melodiją galėdavo varpai sugroti. Ir milžinišką varpą taip pat. Toliau keliaukim. Kartu su štais dviem laikrodininkais, kurie iš Švarcvaldo kalnų, ten pirmosios manufaktūros įsikūrė, kada laikrodžiai jau būdavo gaminami masiškai, įkeliauja į visas puses ir kartu ir pataiso, jeigu kam sugedo laikrodis, ir kartu pasiūlo nusipirkti naują. Vieną už nugaros nešasi, kitą štai čia pasikabinę priekyje. Ir tai būdavo ir laikrodininko dirbtuvės reklama kartu. Tai štai su šitais dviem šauniais jaunaisiais laikrodininkais po Lietuvą. Toliau. Pirmiausia, Ramygalą aplankysim, nes ten labai aukštas bokštas ir labai gerai išlikęs laikrodis. Jis eina. O varpas ten vienas iš seniausių Lietuvoje. Sekančiai skaidriai jo kraštelį pamatysime. Na, štai šitas varpas yra pagamintas 1522 metais. 2 kartus krikštytas. Meistras Švicheltas, garsenybė Europos, tai pakrikštijo savo žmonos vardu Margaritą. Ir stovėjo Stirenbergo miestelėje netoli Karaliaučiaus. Kai po Antro pasaulinio karo metais ši bažnyčia buvo sugriauta, nes rusams prireikė plytų išgrįsti aerodromą karinį, tai šitas varpas už porą bonkų gero gėrimo buvo atiduotas lietuviams ir atkeliavo į Ramygalą. Štai aktas, kad šitas varpas įgavo lietuvišką vardą – Mykolo Archangelo. Ir dabar jis skamba, jo garsai turbūt už kokių 15 kilometrų galima išgirsti. Vienas iš seniausių ir didžiausių dabar Lietuvoje esančių varpų. Rokiškis nenori nusileisti, turi nuostabų laikrodį pagamintą viename geriausių tokių dirbtuvių Europoje – Strasbūre. O štai atskiras bokštas buvo pastatytas varpams ir ten yra sumontuotas šitas laikrodis. Sekančiai skaidriai pamatysim, kad Rokiškis turi unikalius varpus taip pat. Jie yra labai nesenai išlieti, bet išlieti Romos, tai yra Italijos liejykloj, nedidelė miestelėje kalnuose, bet tą liejyklą valdo Marinelli šeima neįtikėtina. Ta pati šeima 1000 metų lieja varpus, karta po kartos. Todėl jie savo varpus gali pažymėti popiežiaus ženklu. Jiems išskirtinė garbė yra suteikta. Ir tie 2 varpai pakeitė senuką
varpą, kuris yra nulietas Vilniuje, kažkada buvo mūsų arkikatedroj, skambėjo. Rusai buvo įsivežę į Maskvą per pirmą pasaulinį karą metu. Ir grįžtis į Vilnių negalėjo, nes Vilnius tuo metu buvo okupuotas. Tai buvo atiduota ten, kur varpų trūko, tuo metu Rokiškiui. Varpų istorijos yra lygiai kaip senovės romėnai sakydavo apie knygas. Kiekvienas turi savo istoriją ir savo nuotykius. O štai bokštas, kuris specialiai pastatytas laikrodžiui. Plungė ją vadina, tą bokštą vadina Dziegorine. Dabar čia biblioteka tam pastate įsikūrusi, senoviškas mechanizmas restauruotas, jis turi unikalią inkarą, tai detalė, kuri jungia švytuoklę su varomuoju mechanizmu. Prancūzų toksai laikrodininkas Amantas išrado tokią žnyplės, primena kaip kokio vėžio žnyplės, ir jos skaičiuoja sekundės. Atleidžia ir vėl pristabdo, atleidžia ir vėl pristabdo, ir todėl mechanizmas sukasi tolygiai. Ir mus moko bėgti nuo vieno darbo prie kito darbo. Toliau prie sekančios skaidrės. Kokiegi laikrodžiai buvo Lietuvos kaime ir ar senai jie atsirado? Pirmas laikrodis tai turbūt ir ilgiausiai Lietuvos kaime veikęs, tai buvo gaidys. Sakydavo kaimo žmonės, pirmieji gaidžiai, dar galim pamiegoti, o antrieji jau greit bus laikas keltis, tretieji tai jau per vėlu. Ir XIX amžiaus pabaigoje, kada valstiečiai savo ūkius sustiprino jau, iš Vokietijos pirkliai atveždavo tokius pusiau medinus, rankų darbo tapybą, tokie su svarsčiais, didžiuliai dekoratyvūs, labai senovišką trobą tikdavo tokie laikrodžiai. O štai vaikų džiaugsmui laikrodis su gegute, kur žiemos ilgais vakarais tie Švarcvaldo kalniečiai drožinėdavo tas dėžutes, o paskui dirbtuvėse įstatydavo jiems mechanizmą ir paleisdavo į pasaulį. Dar vėliau buvo galima žadintuvą užsisakyti ar Lenkijos, arba Vokietijos firmose garsiuose, bet jau jie padarydavo ir lietuvišką įrašą. Štai šis žadintuvas yra su Gedimino pilim ir su įrašu, kad be Vilniaus mes nenurimsim. O dvaruose sekančioj skaidrėj porą laikrodžių iš Lietuvos dvarelių. Štai kokios nors dvarininkaitės buduare, toks labai mielas laikrodukas, įmontuotas į muzikinę dėžutę. Nes kada reikia keltis, iššoka iš dėžutės paukštelis, suplasnuoja sparneliais ir labai tokia malonė melodija sugėda. O štai čia vadinamas žiedinio laikrodis. Jais garsėjo prancūzų meistrai. Iš bronzos pauksavę net, šliedavo ir pasaulį paleisdavo labai tokius įdomius, su visokiom figūrom ir su raiteliais, ir su ko aš čia parinkau su valtimi ir būrę. Būrė tai jau dvaro požymis. Daug ką nusižiūrėdavo valstiečiai iš dvaro. Ir dabar atėjo laikas palyginti mūsų lietuviškus laikrodžius. Čia mes matome laikrodį Šilutėj. Jo ciferblatą čia žmogelis, toks alpinistas, pasikabinęs ant virvių, valo nuo visokių metų apnašų. O čia tą patį darbą daro Londone laikrodyje, kuris Westminsterio abatijos bokšte yra, vadinamam Elžbietos bokšte. Kiek čia tų alpinistų? 1, 2, 3, 4. 4, tai palyginamieji dydžiai. Ar tai pats didžiausias? Europoje taip vienas didžiausių.
Jau, bet Europoje štai va šitą Švarcvaldo laikrodis, kuriame galima ir pagyventi, ir kambarį užsisakyti. Ir jis eina per langelį, tik gegutė nekukuoja, tektų patiems ten miegantiems atsidaryti iš ryto langelį ir pakukuoti. Bet štai čia yra Mekoje iš tikrųjų nuostabus laikrodis. Jis beveik į puskilometrą aukštį iškyla virš milžiniško dangoraižio, jo kraštinė yra 45 metrai, taip jis iš mozaikos yra sudėtas, bet ne musulmonai sukonstravo, tik tai jie pasikvietė šveicarų meistrus ir jie padarė tikrai labai nuostabų darbą. Tai yra didžiausias pasaulio laikrodis. Jo rodiklės yra apie 20 metrų, todėl, kai vėjas pučia, jos pradėjo linguoti. Tada tie meistrai įstatė specialią elektroniką, kurie išlygina vėjo poveikį. Ir laikrodis visada savo puikiausia rodo. Na ir kiek mes čia kalbėjom, dabar sekančiai skaidriai tenka priminti man tokį devizą, kad laikas bėga, laikas skuba labai ir padėkoti visiems, kas dar yra prisijungę. Aš nelabai skubu šiandien, jeigu bus klausimų, tai galiu pasakyti, bet turiu pasakyti, kad tai, ką aš pasakojau, tai aišku, tik tai labai paviršutiniškai ir negiliai, nes šitoje knygoje, kurią aš sekančiai skaidriai dar kartą parodysiu. Atverskite dar vieną skaidrę, ten matuojant tą nepriepiamą laiką, ten yra ir lietuvių etninės kultūros dalykai. Ir šios knygos privalumas tai, kad ją galima skaityti iš bet kurios vietos. Jeigu rasi tekstą įrėmintą, tai įdomybė. Viena ar kita iš pasaulio, iš Europos, ar lietuvių patarlės, posakiai ir taip toliau. O po Vilniaus senamiestį vaikštant praverstų štai šitą knygelę, kuri įrodys, kad Vilniaus astronomai observatoriją pastatė 1753 metais ir ji yra 4. Europoje iš dabar veikiančiųjų. Belieka man sulaukti klausimų. Ačiū, Libertai. Manau, kad tikrai daugeliui patiko, nes tiek, kiek prisijungia pačioje pradžioje, tiek ir beveik turim klausytojų. Ir matau, Alvydas kelia ranką, tai prašau drąsiai įsijunkite mikrofoniuką. Sveiki. Labą. Noriu profesoriaus paklausti. Dabar aš, kada buvau jaunystėje prieš 65 metus, nuvykdavau pas savo močiutę. Nu, ji, kada nori vaišinti, išvirti kiaušinių. Bet laikrodžių jie neturėjo kaime, absoliučiai. Ir išvirdavo kiaušinius puikiausiai, nei kietus, nei tirštus. Ir aš klausdavau, kaip mačiut jūs sužinot, kiek laiko virt. Tai pasakė, kad kada užverda vanduo, reikia pradėti kalbėti 3 sveika Marija. Ir kiaušiniai puikiai išsiverda. Tai ar jūs... Nuostabu, aš žinojau apie tokį būdą, net tai maždaug trunka 7 minutės sukalbėti 3 poterius. Ir tada kiaušiniai tokie ne per kieti būna pačiame tokiame gerume. Taip, vienuoliai vienuolynuose tai žvakes susigraduodavo ir laikrodį jiems atstodavo žvakę, kiek nudega žvakės. Daugelis virtuvių turi smėlio laikrodžius. Smėlio laikrodžiais naudoja dabar virėjai. Kartais, kai reikia 5 minutės ar 10 minučių, smėlio laikrodžius naudodavo burlaiviai.
nes ten jūreivių pamainos keisdavosi ir ten tokia būdavo laikrodžių visa tokia baterija, ją apversdavo ir iš naujo nauja pamaina prasideda. Tai taip, kad tie smėlio laikrodžiai irgi nuo antikos laikų yra žinomi. Tai kartais vietoj smėlio ten įpildavo ir vandens būdavo tokie, kurie labai maža skylutė, pro kurią išlaša vanduo. Tai Romoje oratorių kalbos būdavo šitaip fiksuojamos. Kol išlaša vanduo iš indo, tol jis gali kalbėti. Tuščias indas viskas. Todėl yra posakis atėjęs iš antikos, sakydavo, susitikai senai nematytą draugą, tai sakai, oi, kiek vandens nutekėjo. Tai va, tai tikrai mes neturėjom šiandien laiko plačiau pakalbėti apie smėlio, apie ugnies laikrodžius, apie lempeles, kurios su aliejum degdavo irgi tam tikrą laiką ir būdavo sugraduojamos. Viskas tai yra instrumentai matuoti laikui. Mano knygoje apie tai yra parašyta. O šiandien aš stengiuosi tik kalbėti tai, kas netilpo į knygą. Labai gerai. Dar sakykit vieną klausimą iš mūsų klausytojos Zitos ir klausė, kiek dabartinis mūsų laikrodžių rodomas laikas skiriasi nuo Saulės laikrodžių rodomo laiko? Mūsų rodomas mechaninis laikrodis eina vienodu greičiu, o Žemė apie Saulę sukasi ne vienodu greičiu ir ne apskritimu, o elipse. Todėl žiemos, vasaros metu yra skirtumas. Ta skirtumą rodo laiko grafikas arba laiko lygtis. Ta laiko grafiką galima pamatyti prie valdovų rūmų. Jis yra ant tos paaiškinamo lentelės nupieštas yra. Skirtumas ten gali susidaryti iki 15 minučių. Bet per lygiadienį sutampa mechaninis ir Saulės laikrodis. Supratau, ačiū. Tai man dar visą laiką labai rūpi toksai klausimas, nes kai vaikai klausia, ar dar ilgai liko važiuoti, tai visada sakau, kad viskas priklauso nuo to, ar tau įdomu. Tai kaip yra su tuo laiko suvokimu, kodėl vieną kartą jisai mums lekia beprotišku greičiu, o kartais atrodo laikas sustoja. Labai gerai pastebėjot, iš tikrųjų, ar įdomu. Čia yra vadinamas psichologinis laikas. Jeigu mes keliaujam per kokiu nors nepažįstamu maršrutu ir aplinkui gražus peizažas, dar kažkokie netikėti vaizdai atsiveria viską, tai mums kelionė atrodo labai ilga. Ir paskui tuo pačiu keliu pradėm grįžti namo. Atrodo, dvigubai greičiau parvažiavom, nes viskas jau matyta ir patirta. Ir labai panašiai yra žmogaus gyvenime. Kodėl sako, kad antroji gyvenimo pusė, kaip mes matuosim, ar nuo 50, ar nuo pensijos, ta antroji pusė greičiau eina. Sako, nuo kalniuko greičiau riedam. Tai kodėl? Todėl, kad jau šiame pasaulyje mus sunku ko nors nustebinti. Jau mes viską matėm, keliavom po pasaulį, patyrėm daug visokių jausmų, daug mokslų visokių esam ragavę ir taip toliau. Tai atrodo, kad viskas kažkaip ir greičiau vyksta. Betgi, jeigu tik pradėsime gilintis, kad ir tos laikrodžius. Viskas, matot, 2 knygas parašiau, negaliu sustoti, jau galvoju apie 3. Tai labai gerai. Lauksime Taip, jūsų. tai gerai ir aš to paties visiems linkiu, visiems klausytojams, kad nuolat atrast kažką tai naujo, netikėto. Ir pamatysit, kaip ta laikas kitoks tampa. Visai tarsi prasiplečia. Ir užmirštam kartais savo bėdas, savo sveikatos ten problemas ar kas nors, kai yra įdomus užsiėmimas ar žinios naujos ateina. Taip, to nuoširdžiai linkiu. Pritariu, prisidedu prie jūsų palinkėjimo, Libertai. Ir dar turime vieną tokį
čia tiesiog nuomonės klausia. Kaip Jūs manot, gal reikėtų pastatyti visgi laikrodžio bokštą prie Vilniaus rotušės? Būtinai. Ir mes net šitą klausimą jau buvom iškėlę ir mūsų savivaldybė. Bet bėda, kad tie merai per greit keičiasi. Taip ir pastatyti čia netaip lengva. Buvo net tokia idėja, kad vietoj to Gėdos stulpo, nors nedidelį laikrodį, bet tada atgytų aikštė. Aikštėje būtų, sakau, ir pasimatymai skiriami, ir kokie daugiau vyktų visokių veiksmų ir panašiai. Kai jį bebalsi, ta aikštė, o dabar galima būtų ir įrašyti ir melodijas įvairias, kad tie varpai skambėtų labai kūrybingai. Mes buvom pasiūlę ne kartą, buvo netgi tokia idėja, kad gal atstatyti tą Gucevičiaus sumanimą, tą aukštą bokštą. Na, bet visada, žinot, kai Lietuvoje kyla kokia nors idėja, tai visada atsiranda kritikų. Ir galų gale po ilgų svarstymų viskas pasilieka taip, kaip buvę. Tai kritikai yra tik tais tam, kad patikrintų Jūsų ryžtą ir užsispyrimą. Tai vadinasi, reikia daugiau arba energijos į Jūsų komandą, kuri šią idėją palaiko. Taip, čia ir Seime buvo pristatyta ta idėja ir visiems jį šiaip jau patiko, daugam patiko ta idėja ir pritarė, bet žinoma, čia savivaldybė turėtų pirmų smuikų grot. Lygiai taip, kaip aš ir norėjau baltuosius stulpus atstatyti, kurie buvo vartai į Vilnių kažkada tai. Visiems patinka ta idėja, bet sako, imk tu ir statyk, bet aš nelabai moku mūryti. Aš knygas rašau. Taip, tai Jūs, kaip suprantu, esat geras idėjų generatorius, ar ne? Na, kiek geras, nežinau, bet valdininkams tik tai galvos skausmą sukelia tos idėjos. Na, visko būna. Matau, kad Joana įsijungia savo mikrofoniuką ir turbūt norit kažką paklausti. Sveiki, gerbiamas profesoriau. Aš tiesiog galbūt nepaklausiu, bet tiesiog padėkoti, žinoma, ir už šitą paskaitą, bet ir noriu labai padėkoti už tą Jūsų knygą, matuojant neaprėpiamą laiką. Aš ją skaitau, aš turiu su Jūsų autografu ją per pristatymą gavau, skaitau ir tiesiog negaliu atsižavėti. Dar nepabaigiau, gal liko trečdalis. Ne romanas. Niekaip nesugebu suvokti, kaip galima šitokią parašyti knygą. Enciklopedija. Ir istoriniai duomenys, ir metai, ir visi ten tie laikrodininkai, cechai, ir visokie ten liaudiški tie patarimai, viskas. Ir visa, kaip mechanika, visi krumpliaračiai, visa kita, visa technika. Jūs turbūt galėtumėte suremontuoti bet kokį laikrodį, man atrodo, profesoriau. Tuos didžiuosius moku remontuoti. Sieninius. Ačiū Jums. Ačiū, aš labai džiaugiuosi, kad mano knygos skaitomos. Aš labai dėl to džiaugiuosi. Beje, matuojant neaprėpiamą laiką, į knygynuose jos nebus. Ja platina tik nacionalinis muziejus. Gali internetu išsiųsti, siunčia. Tai jau toks ir ten tiražas nėra labai didelis. Taip kad, bet, kiekvieno rašytojo turbūt yra džiaugsmas, jeigu yra skaitomas jisai. Todėl aš tikrai stengiuosi padaryti, kad jį būtų įdomi ta knyga ir jis susideda, sakau, iš tokių įdomybių ir tokios gal raidą nupiešinčios, kaip stiliai keitėsi, kaip menas įsiliejo į laikrodžius, kaip skirtingai tas viskas buvo ir kaip šalis priėmė tą laikrodininkystę, pradedant šveicarais ir baigiant štai Lietuva. Tikrai, ačiū Jums ir aš įsivaizduoju, kad, man atrodo, dar su Jūsų žiniomis, tai dar turbūt ne viena knyga pasirodys neužilgo su Jūsų informacija turima. Taip kad sėkmės Jums ir ačiū. Ačiū labai. Dar lik turim vieną klausytoją, kuri nori
klausimą, tik tais nematau jūsų vardo, bet matau įjungtą mikrofonėlį. User vadinasi. Ar nenorėjot? Mano gimtadienis rytoj ir čia man geriausia dovana, va šita paskaita dar plius. Va, prašau. Oi, ačiū už tokį vertinimą. Aš nelabai savo paskaitą patenkintas, nes mums pradžia buvo tokia labai kebli. Kažkodėl mūsų kompiuteriai nesusišnekėjo. Ir nežinau kodėl, ir man dėl to apmaudu ir atsiprašau, kad užgaišinau. Tai čia, kaip sakoma, kiekvienas galėjom tada įsivertinti, o tai kiek ta sekundė ar minutė kainuoja arba trunka, ar ne? Tai jau psichologinė laiko pajauta. Kai reikia ko nors laukti, tai labai tas laikas įsitempia. Ir kaip maloniai jis bėga, kai kažką tai įdomaus darai, tai ką myli. Tikrai taip. Na ką, ir mes jau turim kaip ir mūsų paskaitos pabaigą. Klausimai išsekę, pasipylė tik tais padėkos, dėkoja jum ir Sigita, ir kas raštu, ir kas žodžiu padėkojo. Tai aš tikrai noriu jum, Libertai, dar kartelį padėkoti už jūsų laiką, kurį šiandien skyrėte mums, už jūsų žinias, už jūsų patirtį ir už jūsų dosnumą besidalinant savo laiku su mumis. Ačiū jums. Ačiū. Gal kitą kartą mums viskas geriau seksis. Aš manau, tikrai seksis. Lauksime jūsų sugrįžtant. Ačiū. Geriausios sėkmės ir ne per karštos vasaros. Ačiū jums irgi.